Sveiki, šiandien žaidžiu GTA San Andreas multiplayer arba sutrumpintai Sampa ir reklamuoju tokį Los Santos gyvenimą. Tai tikrai ne mano ir nei jokių mano draugų serveris, tai tikrai ne. Tai tiesiog paprastas man patinkantis serveris ir tiek. Na gerai, ir pats bus description ir norėčiau parodyti pačias pirmas svarbiausias vietas. Gerai, tuoj aprodysime. Svarbiausia vieta numeris 1 tai būtų hotelis. Na tai, parodysiu. Jūs, tarkim, per to parodysime, kur jūs atsirasti. Kaip čia žmonių daug kartais būna. Na štai, tarkim, jūs pažaidžiai, bet turi turėti 80 minutų, kad galėtumėte atsisaugoti geimą. Čia tokia biškeisti hotelis, bet ne. Bet fainas geimas yra. Tai yra serveris. Štai jūs įeinat, tarkim, nu kaip, aš nesu GoPro, aš esu Ignas Tūneks. Jeigu kada pamatys, prašau, pasakykit, ar mano video patiko. Na čia yra radijas, nu kaip visos serveris. Eisite čia, įsisaugosite ir viskas. Na gerai. Kita vieta, pamatysite, kas bus. Na kągi, aš vėl, man buvo tokių nelaimė nutikęs, sprogdino mašiną, bet nieko tokio, aš vėl kelyje. Na, kita vieta, pamatysite, kas bus. Na gerai, laukite. Trečia vieta pagal, tai yra antra vieta pagal svarbumą, tai yra ligoninė. Su daug žmonių būna, kad pavežtų komis. Na gerai, dar po to. Nekreipčiau dėmesio žmonės, kai kurie tai iš jūsų vairuoti nemoka. Ai, beje, prisijungus gausite 3000 litų. Na gerai, važiuojame į kitos vietos. Trečia vieta pagal svarbumą yra vairavimo mokykla. Čia yra pagrindinės 3 teisės. Tai būtų lengvojo automobilio, motociklo ir kažkodėl tai ne sunkvežimio, o sraigtasparnio. Ai, yra tokie darbai. Na gerai, mano video kaip ir baigtas. Laikinkite, prenumeruokite, subscribinkite. Ypač primenu bus description, na ir laukite kitų video.